Žmogaus paskirtis yra gyventi ne vien savo, rūpintis ne vien savimi. Šią paskirtį apibūdina bendruomenių judėjimas, jų pastangos keisti gyvenimą. 2011 metais Kelmės rajone skaičiuojama 40 bendruomenių. Kad šaknys šakas augintų. Tokį devizą savo iškėlė Laugalio kaimo bendruomenė, gerai supratusi tautos praeities, tradicijų išsaugojimo svarbą ir jų tęstinumą. Todėl į tradicinę amatų stovyklą Prienų vienkiemyje nuo 2009 rugpjūčio sukviečia Laugalio ir aplinkinių kaimų jaunimą. Čia vietiniai ir atvykę meistrai moko įvairiausių amatų – austi, karpyti, lipdyti iš molio, piešti tautinius raštus, vyti virves, tašyti akmenis, skaptuoti šaukštus, muzikuoti, gaminti tradicinį lietuvišką maistą, pajusti šokio ir dainos bendrumą. Laugališkiai visada laukiami Prienų vienkiemyje, kur tradiciškai rengiami sodo teatrai ir bendromis pastangomis įrengta lauko scena. – 2003-aisiais įkurta Laugalio bendruomenė neturėjo savo patalpų, tad ėmėsi valyti greta kaimo esantį drebulyną, surentė ten pavėsinę, pastatė suolelių, pasodino gėlių. Bendruomenės įkūrėja Larisa Rarovskaja sakė, jog šis bendras darbas reiškia kaimo vieningumą, žmonių bendrumą. Laugalio bendruomenė visada pasižymėjo išradingumu ir naujovėmis. Pasikvietę į svečius kitų bendruomenių, jas džiugino vaikų kūryba, iš antrinių žaliavų modeliuotais rūbais, kuriuos guviai demonstravo jaunieji laugališkiai. Jaunimas Laugalyje vadovaujamas Astos Jakavičienės būrėsi į kiemo teatrą, organizuotas net gražuolių konkursas. Uždarius pradinę mokyklėlę, daugiabučiame kaimo name, jos patalpos renovuotos ir patikėtos bendruomeniai. Stiprinti ir kelti savo vietos autoritetą. Tuo keliu seka kaimo bendruomenės, įsitikindamos, jog niekas kitas, tik jie patys gali padaryti didžiausią posūkį savo gyvenime. Ir suvijau kanapėlį ant jūrelės krantą, o kvėja kanapėje ant jūrelės krantą, o kvėja kanapėje ant jūrelės krantą.